Šiandien turim 3 langus, MK6, pabiškį nešamės, ardysimės indėti. Taip, čia vienas langas, ten antras langas. Eisim žiūrėti, kas dažas viršui. Taip, turim tokį langą su klasiko. Atsisiūsim, ten antras, ten trečias. Nordam. Išsirinkau visas detalės. Iš visų silikonų privaryta kaip. Visas dangtelis kažkaip. Bėgu gal taisė čia. Taip, ką noriu parodyti. Drenažinis tvarkingas, liuksiškai. Čia tvarkingai visur, mačiau kažkur pajudavę. Nu, lupam rėmą. Nu, įdėtas pilnamas rėmas. Atsinešim langą. Smeigsim. Vėl teko 5 cm pripjauti, nes netinka. Nu, kai visada. Dedam varčią. Įdėtas rėmas difuzinis. Dabar tvarkau apačią. Čia viskas ant silikono buvo. Aš įdėsiu tokius zacepus padarysiu. Nu, renkam kumneliai. Dariau tos zacepus. Pakabinsim ant šitą va. Ir bus be ne vieno varžtą. Čia tokios visada skardininko gudrybės. Papai viską. Dedam toliau. Nu, antrą vardausi. Ten pasikeliam. Kas kišiausia, viskas ant silikoną. Ir kai atlupį. Nu, dabar reikia atlupti negaliu. Reikia viską ten pjauti. Tai taip visur padaryti kažkaip. Noriu parodyti, nu, viskas ant silikono. Pagal viską va padarė siūlę. Tai tą zacepą reikėjo. Nu, čia kabinti, tai būtų meistriškai. Nu, dabar padarė, sustiprino tik tą briauną, bet... Nu, neskardininkas čia darė. Tuo labiau kokį Švedijai tikrai nedirbęs. Va, kaip dažai lupas. Su silikonas, štai, pakyla viską. Nu, dedam sijonus, pakišam. Prisišaudam. Darom toliau. Nu, iš šio biškio vaizdu, ten tas padarytas. Čia dabar sudėsim skartas. Rytoj šitą. Nu, tą prisidėjom. Atsipiešėm ten liniją. Atitinkamai prisidedam fastblacką. Paslėptą skardą. Tada, kaip mokinau, biškį pasiemam ir atbortuojam. Kad lengviau pasikišti. Dabar negaliu su viena ranka, tai paskui parodysiu. Nu, pakišam. Praeinam visą. Gerai, dabar užmaunam skardą ir paskui priplosim. Pamoviau. Liko ir šitam dar užsikabinimui. Na, šiandien plaktuką nepasiėmiau, normalų yra toks tekstolitinis. Čia jis irgi yra tą visą. Plojam ir vajas laiko, jau kai silikoną darai. Čia vadinasi gerai padaryta. Čia visur silikonų. Dabar va, zahpatam. Darom toliau, nes neaukės. Sveiki visi iš ryto vėl. Antra diena. Vakar vienas, ten antras. Čia jau trečią rėmą atsinešiau. Galai jau balti, platesni. Tenka visada apdalą biškį pjauti. Einam tam pasiruošim. Visada pasiruošim darbo vietą. Viskas uždangstyta. Plėvelė, kardonas, kad nenugriūtų. Nu, ardysim šiandien šitą.
Taip, prasiardyta čia viskas, ką noriu parodyti. Vos išlupo. Net rėmas, o ant kiek padaryta gerai apdaila. Neįmanoma išlopti. Ten iš apačios buvo profilis prisuktas. Siaubas. Nardom toliau. Taip, dėtas rėmas čia. Prisukta. Nu ką, dedam toliau. Nu, pasidarėm vėl tas nakladkės. Paskui biškį irgi. Pasitaisom. Nu, maunam tą galą. Taip, renkam čia tą trečią. Dėsim šonus dabar. Įsidėjau varčią, dar patikrinau, išimsim tai. Ten tada. Paskui biškį irgi ten apsilikoninsim, kur įtartina. Nu, darom toliau. Nu, padaryta. 1, 2, 3. Važiuojam namo. Nu, iš čia dar radau vaizdelį tokį. Gerą. 1, 2, 3. Nu, viskas. Atradimą baigęs. Kaip matot, sutvarkyta visada viskas, švaru, gražu. Ai, tarp kitko, visada pasas vaikštų. Nu, ne pasas, su kojom. Batai padėti. Visada klientas yra klientas. Pasi turi būt švaru. Taip, 1. Čia susidėjau batus. 2. Ten 3. Šiam baigiu tvarkyti šitą ir va, švaru, gražu. Tai va, visada reikia darbo kultūrą, švaru. Ai, tarp kitko, šeimininkas ten kažkur užsienį. Čia nuomininkai, bet nuomininkai išvažiavę. Visas namas man paliktas. Daryk, ką nori, kaip vienas namuose darau, ką nori. Tai va, baigiam, važiuojam namo.